Labas, šiandien mokysimės taisyklingo kvėpavimo. Taisyklingas kvėpavimas prasideda diafragmoje, tavo pilvo srityje, bet tikrai ne čia, ne krūtinėje. Pabandykime, įprastai turbūt tu kvėpuoji taip. Pabandykime įkvėpti čia, į pilvą, į diafragmą. Taigi šiandien mokysimės teisingo kvėpavimo, o jeigu pradžioje tau nepavyks, nedaryk to atsisėdęs ar atsistojęs. Pabandyk atsigulti, pasimk savo mėgstamiausią žaislą, pasidėk jį ant pilvo ir kvėpuok taip, kad jis pakiltų į viršų, būtent ten, kur yra tavo pilvas. Iškvepiam. Ir kai tau jau pavyks tai daryti atsigulus, pabandyk atsisėsti arba atsistoti ir praktikuok tai kiekvieną dieną. Pabandysime įsivaizduoti, kad tavo pilvas yra oro balionas. Gerai? Įkvėpsime per nosį ir iškvėpsime taip pat per nosį. Įkvepiant tavo pilvas turi išsipūsti, iškvepiant subliūkšti, o čia niekas nejuda, ypač tavo pečiai. Pabandykime 5 kartus. Įsivaizduok, kad rankose laikai gimtadienio tortą su daug žvakučių. Pabandykime jas visas užpūsti. Kai teisingai mokėsi pūsti, pūsi taip kaip aš. Tavo žandai neišsipūs. Turbūt dabar tu pūti taip. Pabandykime teisingai užpūsti daug žvakučių. Gerai? Įsivaizduok, kad čia vienos žvakutės ant torto. Įkvepiam per nosį, taip, išsipučia mūsų pilvas ir išpučiant per burną stenkimės neišpūsti žandų, o pilvas subliūkšta. Pabandykime 5 kartus. Kai taisyklingai išmoksi pūsti, tavo žandai neišsipūs, o srovė bus labai stipri. Pasimk į savo rankas muilo burbulus, o jeigu jų neturi, įsivaizduok juos. Įkvepiam per nosį ir lėtai iškvepiam per burną. Parodysiu tai su pilvuku. Stenkis išpūsti kuo daugiau burbulų, o jei jų neturi, įsivaizduok. Pabandykim. Pabandykime dar kartą. Dabar įsivaizduok, kad uostai gėlytes,
Lėtai įkvėpsim pro nosį, išpučiant pilvą ir iškvėpsim pro burną. Pabandykime. Jeigu turi, gali pasiimti gėlių. Pabandykim. Dabar įsivaizduok, kad esi žuvytė. Įkvėpsim į skruostus ir išpūsim per burną. Išsipunčiant pilvui ir subliūkštant tau iškvepiant. Pabandykime. Dabar įsivaizduok, kad esi šuniukas. Iškišk ilgą liežuvį iki pat smakro ir kvėpuosime labai greitai per burną. Dėk ranką ant pilvo, jis turi judėti į priekį ir atgal, į priekį ir atgal. Bet čia nejuda. Pabandykim. Pasižiūrėk iš šono. Įsivaizduok, kad esi triušiukas. Įkvėpsim 3 kartus labai greitai per nosį ir išpūsim taip pat per nosį. Tik nepamiršk, kad čia juda labai greitai, o čia niekas nejuda. Įkvėpkim. Aš tikiuosi pajutai, kaip tavo pilvukas užauga per 3 kartus ir labai greitai subliūkšta. Jeigu ne, pabandykime dar vieną kartą. Įsivaizduok, kad esi gyvatė. Įkvėpsim per apvalią burną, padarydami tarsi O raidelę ir iškvėpsime labai greitai, sakydami S, Š per sukastus dantukus. Judėti pilvukas įkvepiant per O raidelę turi išsipūsti ir iškvepiant lėtai subliūkšti. Pabandykim. Įsivaizduok, kad prisilietei prie ko nors karšto. Pavyzdžiui, tai gali būti mamos puodas. Prisilietei, sakysim, o tada S raidelę iškvėpsim. Prisiliesdamas išsižioji plačiai, įkvėpdamas per burną. Pabandykim.
Šaunuolis. Įsivaizduok, kad rankose laikai karštą šokoladą su zefiriukais, bet negali jo gerti, nes tau reikia jį atvėsinti. Įkvėpk per nosį ir iškvėpk lėtai per burną. Nepamiršk, kad juda tavo pilvukas. Įsivaizduok, kad esi drakonas. Įkvėpsim per nosį ir iškvepiant pūsime didelę ugnį. Nepamiršk, kad dirba pilvelis. Įsivaizduok, kad esi bitutė, kuri bando nuskristi prie gėlytės. Įkvėpsim per nosytę į savo skruostukus ir leisime garsą suspaudę lūpytes, dirba ir tavo pilvukas. Na, o kai tau nusibos šie kvėpavimo pratimai, pasitelk savo vaizduotę ir sugalvok įvairiausių kvėpavimo pratimų pats. Pavyzdžiui, gali pasidėti vartus, tarsi futbolo aikštelėje, pasidėti vatos gumulėlį ir pabandyti jį įpūsti į vartus. Valio, mums pavyko, kaip pavyko ir tau šiandien atlikti kvėpavimo pratimus.